Tai man klausimas finansų ministrui. Vakar atnešėt Velykinę mokestinę reformą, kubiliaus stiliumi naktinės reformos, kaip sakant, šast ir yra. Bet jūs atnešėt netgi kelis kartus blogiau negu buvo praeitoji valdančioji dauguma pateikus, kur socialdemokratai buvo prieš. Pasirodo, dėl RRF nereikia nieko daryti. Bet mano pagrindinis esminis klausimas, kodėl didžiausias smūgis į individualią veiklą? Ar individualiai veiklai leisit išsimokėti dividendus, kur mokestinė našta nesikeičia 15%? Ar leisit prisitaikyti pelno mokesčio lengvatą, kur taikoma tik stambiam verslui, jau yra užregistruota Seime, kad bus galima pirkti ne 2 metų senumo fūrą, o 5 metų senumo fūrą? Ar visas tas lengvatas perkelsit ir individualiai veiklai? Nes jeigu jūs to nesiruošia daryti, tai jūs žinot, kad jie yra kalėjime, europinę paramą paėmė, į kitą veiklos rūšį negali pereiti, paskolas pereiti negali. Tai iš kur tokia neapykanta individualiai veiklai? Ir ar visas lengvatas duosim jiem, ką gauna ir stambus verslas? Ačiū. Labai ačiū gerbiamam Seimo nariui. Jokios naktinės reformos nėra, kaip pasakė premjeras, tai yra projektai, kurie bus aptariami dabar. Ir ne tik su koalicijos partneriais ar politinė bendruomenė čia, bet taip pat ir su socialiniais partneriais. Ir mes eisime diskutuoti, tai yra konkretus pasiūlymai, kurių ankstesniai diskusijų daug kas pasigėdo, štai jie yra. Jūs taip pat galite šitoj diskusijai sudalyvauti. Visi sumetimai tame tarpe ir tie, kuriuos jūs dabar išsakote, jie bus išgirsti ir apsvarstyti.